Žiūrėkite, gerbėmieji, šiandien ryte baisiausios naujienos. Rusai puola Prancūziją, Viduržemio jūroje. Nenurodo, kur tenais, kur tu ten nurodysi, ten koordinatės. Rytų kažkur tai, rytuose. Skrido rusų lėktuvas, labai jūs mėgstat, ne jūsų tapinoidai, siūsti paskui laivą, tai va paskui lėktuvą. Skrendam ir skrido prancūzų bepilotis. Ir rusų lėktuvas karinis, taip reikia suprasti, bepilotis irgi karinis, pradėjo vargšą bepilotį atakuoti. Ir čia aš per anglišką kanalą žiūriu, ir angliškas vedėjas išsityčioja ir sako, tai įrodo, kad Rusija yra grėsmė Prancūzijai, nes kariauja Ukrainoje, kuri yra labai toli nuo Prancūzijos, ir sako, šita vieta, kur susidužė, aš nežinau, jie susidūrė, nesusidūrė, ar tas karinis su lakūnais atakavo tą droną, neatakavo. Čia yra įrodymas, kad reikia vos ne atominio skydo, nes jūroje 2 lėktuvai nosimis susibučiavo. Tai ten Amerikai kasdieną po 3 lėktuvus susibučiuoja. Ir niekas nelaiko grėsme, nors aišku, tai panašu į teroro aktus. Ir dabar Putinas pasisakė dėl Makrono šitų kalbų. Tai Makrono šitos kalbos primena Vaikšnorą, Šakalienę. Jie visi tarsi kažkokį mygtuką kažkas jiem paspaudžia ir iššoka, taip kaip puppet theater, tos lėlės, paspausi mygtuką ir iššoka jau nauja lėlė, ir iššoka, tik nurimsta draminis veiksmas ir iššoka nauja lėlė. Tai Putinas ten susitikinėjo su žuvusių karių motinomis ir pasakė joms, labai stipriai pritarint, jos labai linksėjo galvomis, patenkintos, nes neteko šeimos narių, bet gauna tas valstybinės pensijas, dėmesį prezidento. Ir ką jiems daryti? Juosgi norėjo užpulti Rusiją, tai čia dabar 100% aišku, iš to, kaip jie elgėsi. Prieš tai dar nebuvo aišku, prieš tai Rusija okupacinė, neišprovokuotai užpuolė Ukrainą. Amerika vakar prisipažino, kad ten jinai kariauja. Rubio išlindo į televiziją su kryžium ant galvos. Aš dar perpatikrinau, ar čia ne feikas, tai tas pelenų trečiadienio kryžius yra atgailos ženklas, tai kad durneliam būtų aišku iki galo, tai išlindo valstybės sekretorius, kad gailisi, valstybės vardu gailisi, nes milijonai žmonių žuvo iš tikrųjų. Bidenui buvo nusišvilpt su jo šaika, pasirašinėjo ant bet ko, šitiems nedzin. Trumpas tikrai giliai išgyvena, kad kasdieną žūsta žmonės, jisai bando sustabdyti, niekas jo neklauso. Taigi Putinas išvadino Makroną Napoleonu, priminė, kaip Napoleonas žygiavo į Maskvą. Tai ir sako, gal ir Makronui napoleonizmas. Napoleonizmas, tai kai žmogus neįsivertina ir labai jau aukštos jo aspiracijos. Ir gerai vakar Remigijus Žemaitaitis tiesiog pagal Wikipediją pavykipedino, kiek turi kas atominių galvučių. Tai Rusija ir Amerika virš 5000 turi, o Prancūzija kelis kartus mažiau. 20 gal kartų mažiau. Ir sako, tai kaip jiems gali ten būti kažkokia grėsmė ir kaip jie apsigins. Apie vakar Nausėdos pravalą jau įrašiau. Nesame atominė valstybė ir negalime jokiuose skyduose dalyvauti. Nes tai reikštų atominio ginklo turėjimą teritorijoje. Tai Makronas atsakė, kad dėl kažkokios ten Lietuvos karų su Rusija nerizikuos. Šokas. Visiems ir dingo dabar tas straipsnis, kad nežinotų. Neturi patarėjų, jiems tik tai Ukraina, tik budrys Nausėdos nuėjo į URM Ukraina. Pasižiūrėti, kokio statuso valstybė nereikia. Tai aišku, pažiūrėkit, čia visiškai nelogiška net naujienų šitą eilutėse.